Sveiki, Giedrė. Taip, dabar apie pirkimą šiek tiek paaiškinsiu. Žiūrėkit, jeigu aš žinau į tą programą, aš matau kursą. Gerai, dabar gal aš pasirinksiu šitą kursą. Ne. Visų pirma, žiūrėkit, žmogus pas jūs užeis, jisai bus dar nieko nenusipirkęs. Jisai paspaus pirkti. Pakeisiu šitą mygtuką, iki šiol nerandu, taip va. Va, čia yra, pavyzdžiui, jeigu aš perku, žmogus pasirinks, iš kur jisai perka, Germany, automatiškai, aišku, nusistatys. O čia dabar Libanas kažkoks. Gerai, Litauen. Pavyzdžiui, perka Litauen, čia suveda viską. Viskas ir čia parašyta. Čia parašyta. Spaudžia. Nusipirk. Jam rodo. Įveskite. Įveskite šitą, įveskite šitą, įveskite šitą. Čia yra būtent parodyta, ką jisai turi įvest, kad turi įvest banko pavadinimą, Sana Beauty ir banko sąskaitą. Ir tenai turi pervesti štai tokią sumą. Dabar, kodėl nebuvo PVM, tai čia įdomu, to aš bandysiu tai įsiaiškinti, nes prieš tai būdavo tas PVM-as. Kažkur tai jisai dingo taksas. Tai va, tiesiog žmogus užeina, spaudžia, čia perina, gerai, aš to užeina, pavyzdžiui, aš noriu tą už 3000 paimti kursą, ok, pirkti dabar. Ir spaudžiu apmokėti. Ir man parodo, kur aš turiu apmokėti. Čia man parodo užsakymo numerį, datą ir kur aš turiu vesti pinigus. Čia reiškia Sana Beauty, bankas, sąskaita, viskas. Jeigu kažkas tai, suprantate, jeigu jūs norit automatiškai viską tai daryti, kad, nėra tokio, kad automatiškai paimtų iš jo sąskaitas, pervestų jūsų sąskaitą. Čia yra, bet tai daro įvairiausios tokie servisai kaip PayPalas, Paysera ir taip toliau. Tai vat, čia reikės jiems rankiniu būdu užėti savo elektroninį bankininkystę, paimti, įvesti jūsų pavadinimą, jūsų sąskaitą ir rankiniu būdu įrašyti tą sumą 3000 ir jums išsiųsti. Taip, šitas dalykas gali gąsdinti žmonės, bet kaip jūs sakėt, jie turi veikti, tegul veikia. Arba daroma automatinį mokėjimo būdą. Šiaip pas mus yra galimybė realiai ten padaryta automatinė, nežinau, kiek ten kas procentų ima, to aš gal bandysiu prisijungti. Jums parodyti. Tai pavyzdžiui, WooCommerce settings. Taip, kažkur tai aš neužėjau. Settings. Tai yra payments ir jau yra pagal nutylėjimą, yra kažkoks tai WooCommerce payments, čia mes jau naudojam, čekius galim priminėti, bet čia turbūt labiau Amerika ir grinėja pristatymo metu, jums tai netinka, o realiai mes dar galim krūvą bankų paimti, Paysera, PayPalai, visi įvairiausi ir jie visi daro automatinę
atsiskaitimų galimybė ir dėl to gal jie yra tokie populiarūs ir, nu, vienu žodžiu. Tai va, kol kas tiek.